Labas vakaras visų pirma visiems. Labai gera yra kalbėti pabaigoje, visi tokie apsnūdę, nieks nebeklauso nieko ir nesvarbu, ką pasakysi. Daugiau mažiau viskas vis tiek bus tiesa. Iškart pamačiau, kad merginos pažiūrėjo į mane ir sako, nu ką tas sau leidžia su kėdais atėjo. Tai prisipažinsiu, kad esu po ilgos kelionės atvažiavęs čia ir kita vertus, galvodamas, ką galiu gero papasakoti žmonėms, pagalvojau, kad pavyzdžiui, jeigu būtų netyčia nuobodoka, arba informacijos naudingos būtų nedaug, ką padaryti, kad mane prisimintų. Tai galvoju, užsidėsiu kėdus ir visi po to sakys, nu tas, kur su kėdai sakė, kad būna taip. Tai va dėl tos priežasties. Visa tai, ką aš pasakoju šį vakarą čia, tai absoliučiai yra tik mano mintis ir tik aš taip galvoju. Ir aišku, nebūtinai tai yra teisybė ir nebūtinai taip turi būti, nes taip galvoja, pavyzdžiui, jis ar ne, galbūt kiti vedėjai daro kitaip, galvoja kitaip, elgiasi kitaip ir galbūt tai yra taip pat lygiai teisinga. Tiesiog aš turiu savo vestuvių vakaro viziją ir aš galvoju, kad įdėtas darbas ir sukaupta patirtis leidžia numatyti tam tikrus dalykus ir buvusios klaidos leidžia iš tų klaidų jau pasimokyti. Tai manęs, kai, paskambino organizatoriai, paprašė pakalbėti apie ką padaryti, kad vakaras būtų įsimintinas, kad jis būtų sėkmingas, nuo ko reikėtų pradėti. Tai visų pirma, aš siūlyčiau, ką ir daro, be jokios abejonės, kiekviena jaunųjų pora, tai yra nuo vedėjo paieškos. Ir man tai yra labai keista. Visi sako, lietuviai yra nepatiklūs žmonės ir ten, ta prasme, galvoja, kad vieni kitus apgauna, bet pavyzdžiui, žiūrint šiais laikais, kaip žmonės renkasi vestuvėms vedėjus, tai aš to nepasakyčiau, nes, pavyzdžiui, labai dažnai būna, kad žmogus parašo tau elektroninį laišką, ten laba diena, čia toks ir toks, vestuvės tada ir tada, norėtumėm užsisakyti, tu ten, ta prasme, atrašai laisvas ar nelaisvas, ten paklausi kažkokios informacijos ir jie iškart nori pereiti prie to, kad tai gal pasirašom sutartį ir čia, ta prasme, nes kažką ir tu tada galvoji, ta prasme, tu nei matei žmogaus, nei tu su juo kalbėjai, gal aš jums nepatiksiu, ar ne, pavyzdžiui, nepatiks, ką žinau, plaukai, kvapas, akys, manieros. Ir žmonės rašo, kad ne, viskas gerai, žinokit, čia mes skaitėm, čia kažkas sakė, pasirašinėkim sutartį, viskas bus gerai. Ką tokioje vietoje darytų geras vestuvių vedėjas? Jis, aišku, sutarties nepasirašytų. Ką darau aš pasirašau. Nežinau kodėl, tiesiog, ta prasme, kartais būna taip, galvoju, ta prasme, aišku, Facebookas daug ką duoda, tu ten, ta prasme, įeini, pasižiūri, kaip žmogus atrodo, aišku, nuotrauka irgi gali būti ne jo, bet nesvarbu, tarkim, pasitiki tuo, pasižiūri, kad ten, daugiau mažiau viskas tvarkoja ir tu ten tą sutartį pasirašai, bet to daryti nereikėtų. Ta prasme, reikia susitikti su žmogum gyvai ir su juo pasikalbėti. Ir kas svarbiausia, negalima nuo vestuvių vedėjo nieko slėpti. Ir aišku, negalima ant vestuvių vedėjo pult pirmo susitikimo metu, nes būna visko. Aš turiu omeny, ko negalima slėpti. Jeigu jums vedėjas kalba susitikimo metu apie būsimas, nežinau, pramogas, šventės vietą patarinėje ar kažkokius kitus dalykus, jūs, ta prasme, negalit sėdėti su šypsena ir sakyti, o mintise galvot, ne, visiškai, ta prasme, mums yra nepakeliui. Bet ir tuo tarpu ir nereikia sakyti, kad ne, bus taip, žinai. Tu, ta prasme, su vedėju tu turi eiti į labai artimą kontaktą ir jį prisileisti labai arti. Jis taip pat praktiškai ten kuriam laikui užeina pas jūs pakankamai giliai į namus, galbūt nepradaro miegamo durų, tik ar ne, tikėkimės. Bet pirmo susitikimo metu yra kas aptariami kokie dalykai. Mes pamatom vieni kitus. Tai yra labai svarbu. Tu pamatai žmogų, kuris kviečia tave sukurti jo vieną iš tokių svarbesnių švenčių gyvenime. Jis pamato tave, tai yra tą žmogų, kuris sakykime, tam vakariniai tai daliai greičiausiai vadovaus. Tai tas pirmasis įspūdis, jis būna visoks. Jis būna geras, jis būna blogas ir čia jau tada jūs patys sprendžiat, ką daryti toliau. Jeigu ten, sakykime, vedėjas, kažkaip iš pirmo karto nelabai patiko, ar ne? Jeigu ten viskas tvarkoja, tai viskas tvarkoja. Antras dalykas, pirmo susitikimo metu, tai be jokios abejonės yra aptart maksimaliai daug. Aš, pavyzdžiui, mėgstu, aš kalbėsiu, kaip ir minėjau jau pačioj pradžioj iš savo patirties, man labai patinka, kai žmonės ateina ir jie bent jau žino, ko tikrai nenori. Kad tikrai nenori kažko. Jeigu tu žinai, ko žmogus nenori,
tai yra visai neblogai. Nes tu tai jam tada nebesiūlai, paprasčiausiai taupai laiką vieną kitų ir tu gali pradėti siūlyti kitus dalykus. Dar kas, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti iškart, kaip man kaip vedėjui, man nepatinka žmonės, kurie ateina ir jie yra apatiški. Ta prasme, tu kalbi ir klausi, nu, pavyzdžiui, kaip jūs galvojate, ar norit, kad jūsų šventėje būtų šeimos židinys? Ir jie, nu gal, ką tu galvoji? Nežinau, kas čia yra iš vis. Suprantat, tai ta prasme reikia kažkaip tada klausti. Jeigu nežinai kas, klausi, kas tai yra. Jeigu žinai, sakai, nu ką žinau. Ir tas toks, ta prasme, tas ką žinau. Ir visada, pavyzdžiui, klausiu, o ten, įsivaizduokit, jūs grįšit, ar jūs pasitiks tėvai su duona ir druska. Ką žinau, nu kaip tu galvoji. Ir tas toks, ta prasme, tai čia jūsų šventė. Tai ar jūs norit, kad pasitiktų su duona ir druska? Norim. Ar jūs norit šeimos židinio? Norim. Ar jūs norit šokti savo pirmą šokį? Nenorim. Nu tada vedėjas sakys, ne, reikia šokti pirmą šokį, kaip taip gali būti, ar ne? Tai va tada pradedi tu dėlioti visus tuos dalykus labai aiškiai ir konkrečiai. Dar vienas labai smagus dalykas yra tas, kad žmonės atėjo į vestuvės, į susitikimą su vedėju, jie sako, čia netgi skambučio metu labiau, arba elektroninio laiško metu būna, nu žinokit, mes norim tų netradicinių vestuvių. Nu supratau, sakau, gerai, tvarkoju, netradicinės, tai netradicinės. Ir tada tu pradedi kalbėti, žodžiu, ar bus ten, pavyzdžiui, ta pati duona ir druska, ar bus šeimos židinys, ar bus šokis, ar bus tortas. Jo, šitie tai bus. Nu tai tada, ta prasme, tai tas toks ir pasidaro, kad, sakykime, ten, kas yra tos tradicinės, kas yra tos netradicinės vestuvės. O iš tikrųjų, keliaujant toliau, pirmasis susitikimas, jis įvyko, jūs daugmaž pamatėt vedėjai, jūs pasikalbėjot, aš nežinau, pavyzdžiui, kaip daro kiti vedėjai. Kiek jie atskleidžia vakaro programos, ką jie papasakoja, ką jie nuslėpia, ką jie nenuslėpia. Aš neslėpiu nieko ir papasakoju viską. Ir kita vertus, netgi prieš susitikimus, nors forumuose skaičiau, kad tokie vedėjai nekelia pasitikėjimo. Bet aš, pavyzdžiui, jeigu manęs paprašo, aš prieš susitikimą labai drąsiai galiu atsiųsti vakaro programą, galima. Žmonės tada tiesiog pasižiūri, pasiskaito, pasianalizuoja. Jie galbūt supranta vienaip, tu po to ją pristatysi kitaip. Man, ta prasme, man nėra gaila ir aš nusiunčiu dėl to, kad nemanau, kad turiu kažką stebuklingo, ko neturi kiti ir nebijau, kad kažkas pavogs, nes kiti labai, taip mėgsta tokį padaryti įspūdį, kad čia labai reikia bijot, nes jų scenarijus, nes gali pavogti. Ką tu ten pavogs? Duona ir druska? Kur jau? Nepavoks, ar ne? Tai, o kita vertus, jeigu kažkas ir pavoks, vis tiek žmonės yra skirtingi ir tu niekada nepadarysi taip pat. O kodėl aš siunčiu? Todėl, kad žmonės, kaip ir minėjau, tarpusavėje jie pasiskaito, pasianalizuoja, pasižiūri, kas yra kaip ir tada susitikimo metu viskas pakankamai produktyviai vyksta. Tai čia yra, sakykime, tas toks iki vestuvių, jeigu ten viskas tiko daugiau mažiau, tu ten pradedi dėliotis tą scenarijų, kažką galbūt išimi, kažką palieki. Visada man, pavyzdžiui, labai smagu yra, kai žmonės patys turi savo idėjų, savo minčių, kažką nori gyvendinti, kažką nori įtraukti tą scenarijų. Kaip visada tu sakai, kad tai suteikia asmeniškumą tai šventei ir niekada nesakai, ne, į mano scenarijų nieko savo įdėti negalima. Galima tikrai, jeigu tik yra noro, jeigu tik turit minčių ir idėjų, tai tikrai prašau. Ir suderinus visą scenarijų visi miega ramiai miega jaunieji, ramiai miega vedėjas. Aš esu iš tų žmonių, nežinau kaip kiti, iš tų žmonių, kurie šiek tiek užduoda namų darbų jauniesiems, tai paprašai, aišku, kad prieš vestuvės tuos namų darbus padarytų, tada jau visi ramiai labai miega ir tada ateina tas, žodžiu, tas momentas, apie kurį buvo tiek galvota, tiek kalbėta, tai yra pats tas vakaras. Viena yra viską apkalbėti ir sudėlioti ant popieriaus, o visai kas kita, kaip visą tai pradeda vykti ir kaip tai atrodo vakaro metu. Kur čia yra sėkmė? Kartais, žinokit, labai sunku atsakyti net pačiam. Nes kartais aš galiu prisipažinti, iš tikrųjų, aš manau, kad ne vienam vedėjai būna taip, kad atrodo, tu ir išsimiegojai, ir vakar su draugais nebuvai ten normaliai pabūt, ar ne? Ir visa kita, ir neina, suprantat, ir neina nors tu ką. Ir tu bandai belst vienai, bandai belst kitai, bandai belst trečiaip, o va taip, kaip tu pats nori, ir nėra. Ir suprantat, čia yra žiauriai sunku pasakyti, kodėl. Aš nežinau, kodėl taip yra. Gali būti, kad nesueina auros, pavyzdžiui. Nežinau, nesusibanguoji. Nėra man tai buvę, koks prietaringas pasirodo esu. Nėra tai buvę, kad, ta prasme, ten po pirmo pusvalandžio žmonės sako, klausyk, gal, važiuok, tu palik didžėjų ir bus daug geriau.
kol kas taip nebuvo. Tikiuosi ir norėčiau tikėti, kad taip nebus. Bet kartais būna, kad žmonės šoka ant stalų vestuvių pabaigoje, o kartais būna, kad jie kukliai ploja. Nu ir tada pradedi tu važiuodamas namo galvot, kame čia buvo tas. Ir atsakymą, žinokit, aš iki šiol nerandu. Bet tu visada gali būti ramus, kad tu padarei labai daug dalykų, kad tas vakaras nevirto į chaosą ir viskas praėjo bent jau taip, kaip tu aptarei su jaunaisiais. Tai yra, viskas įvyko sklandžiai, tvarkingai, daugiau mažiau reikiamų laikų, tu išpildei tai, ką žadėjai, viskas ten nieks niekur nepasimetė, nieks niekur nepabėgo ir kad taip atsitiktų, mano galva, visam vakarui turėtų vadovauti vienas žmogus. Ar tas žmogus turi būti aš? Nebūtinai. Tai gali būti belekas. Padavėja, nežinau, ta prasme, jūsų sesuo, sodybos šeimininkė, nes kai pasakau, ta prasme, žmonėms, aš matau, kaip žmonės žiūri, kad, tas nori vadovauti, matai jau čia. Ne, aš vadovauti nenoriu, bet ta prasme, viskas turi būti vienose rankose. Aš kalbu apie tokius momentus, kaip, pavyzdžiui, kažkas taigi keičiasi, tai vienas žmogus pasakė, kad turi būti taip ir niekam nebeturi kilt klausimų. O kodėl, ar tikrai, nepalaukit, aš nueisiu atsiklausti jaunųjų, nes, ta prasme, tai jeigu jaunieji neįspėja personalo, kad ir kaip bebūtų gaila arba iš tikrųjų labai smagu, dažniausiai to tokio atsakingų žmogum vis tiek būnu aš. Bet aš, pavyzdžiui, matau, kad jeigu pasakai ten, sakykime, padavėjai arba barmenui, kad dabar truputėlį, žinokit, pasikeitė, ne taip bus, kaip buvo, tai jeigu jie būna neįspėti, gerai, ir aš matau, kaip tipena pas jaunuosius. Ir tada viskas gaištasi, ta prasme, ten viskas malasi ir tas toks atsiranda nepasitikėjimas, kad kas čia vyksta iš vis.